Labas mano čikitas, sveikos sugrįžusios. Turime jau 9 dieną ir šiandieną parašiau treniruotę be įrangos. Koncentruosimės į savo stabilumą ir labiausiai į apatinę kūno dalį. Nieko nelaukiam ir apšylam. Iš karto stojamės į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam savo kojas, lyg spaustumėm pedalus, bet taip stipriai, kad pajaustumėt, kad gal net sutraškėtų kaulai, kad tikrai prasimankštintumėm. Jeigu pavyksta, pridedam kulnus abu prie kilimėlio ir dešinė koja keliauja į kilimėlio vidurį. Prasitempsim. Labai gerai, stebėkim, kad kelienas neišeitų toliau negu pėda. Kairė koja ant kilimėlio, tiesiame rankas į lubas ir dar labiau atsidarom. Pabūnam. Labai gerai. Ramiai nusileidžiam, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Ta patį pakartojam su kairė koja. Statom į kilimėlio vidurį. Ištempiam. Stebim savo kelieną. Keliam rankas į viršų. Atsidarom dar labiau. Pabūnam. Ir nusileidžiam ant kilimėlio. Grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Dar paspaudom pedalus. Labai gerai. Prispaudžiam kulnus prie kilimėlio ir įkvepiam, darom bangelę ir leidžiamės su klubais ant kilimėlio. Ištempiam savo nugarą. Pažiūrim į kairę pusę. Bandom pamatyti savo kairę pėdą. Centras. Ta patį pakartojam su dešinė. Centras. Ir atsisėdam į sėdimą poziciją ir pradėsim savo šiandieninę treniruotę nuo bridge serijos. Atsigulam. Taip, nugara prispausta prie kilimėlio, presas įtemptas, kojos yra sulenktos ant kilimėlio, pasitikrinam kulnus, ar juos pasiekime su savo rankomis, tam, kad būtent koncentruotumėmės į sėdmenis. Rankos ištiestos ant kilimėlio ir pradėsim nuo apšilimo. Tai kylam, atsiprašau, kažkas čia vyksta. Tai kylam slankstelis po slankstelio. Labai lėtai koncentruotai. Viršuje suspaudžiam sėdmenis. Ir slankstelis po slankstelio. Nusileidžiam. Apatinė nugaros dalis turi atsigulti pati paskutinė. Ir kartuojam. Kylam į viršų. Suspaudžiam labai gerai. Ir slankstelis po slankstelio. Nusileidžiam. Labai gerai. Dar padarom tokius kelis. Suspaudžiam sėdmenis. Ir nusileidžiam ramiai. Dar 2 tokie. Šildysim savo stuburą. Leidžiame slankstelis po slankstelio. Ir paskutinis, kylam slankstelis po slankstelio, užlaikom viršuje, suspaudžiam sėdmenis ir leidžiamės jau tiesia nugara į įprastą savo bridžą. Pakylam, suspaudžiam sėdmenis ir leidžiamės tiesia nugara. Taip padirbam ir netrukus pridėsim veiksmų savo dešiniai kojai. Dirbsim po vieną koją. Labai gerai. Dar turim 4 tokius. Suspaudžiam sėdmenis viršuje. Presas įtemptas. Dar 2. Paskutinis. Liekam viršuje. Pakeliam dešinės kojos kulną. Nuleidžiam ir nusileidžiam tiesia nugara. Kartuojam. Pakylam į bridžą. Keliam dešinės kojos kulną, nuleidžiam ir nusileidžiam. Labai gerai.
Kartojam. Nepamirštam įtempti viršuje sėdmenų. Labai gerai. Dar 4. 3. Koncentruotai. 2. Be skubėjimo, be spaudimo. Paskutinis. Dabar jau kai pakilsim, kelsim dešinę koją į tabletop. Pakylam į bridžą, keliam dešinę koją į tabletop, nuleidžiam pirštų galais ir nusileidžiam. Kartojam. Pakylam į bridžą, dešinė koja į tabletop, nusileidžiam pirštų galu ir nusileidžiam. Labai gerai. Kartojam. Liuks šaunuolis. Dar be šito 4. Ir liksime vienos kojos bridže. Dar 2. Labai gerai. Paskutinis. Ir dabar pakelsim koją į tabletop ir leisimės į vienos kojos bridžą. Pakylam. Nusileidžiam tiesia nugarą ir pakylam. Labai gerai. Šaunuolis. Ramiai. Koncentruotai. Dar 6. 5. 4. 3. 2. Mes tikrai pulsuosim. 1. Ištiesiam koją į lubas ir darom mini pulsus. 6. Laikykitės. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Ramiai nuleidžiam į pradinę poziciją. Kylam į bridžą, pasitikrinam savo kulnus, ar jie nepabėgo ir leidžiamės tiesia nugarą. Ta patį pakartosim. Ir su savo kaire koja. Dar padarom keletą paprastų su abiejom kojom. Dar 3. Suspaudžiam sėdmenis viršuje. 2. 1. Užlaikom, keliam kairės kojos kulną, nuleidžiam ir nusileidžiam tiesia nugarą. Kartojam, pakylam į bridžą, kyla kulnas ir nusileidžiam. Labai gerai. Šaunuolis. Jau turėtumėt pajausti, jeigu dar nejautėt. Dar 4. 3. Ir kelsim jau kairę koją į tabletop. Paskutinis. Kyla kulnas, nusileidžia ir nusileidžia. Dabar kylam į bridžą, kairė koja kyla į tabletop, nuleidžiam ant pirštų galų ir nusileidžia. Labai gerai. Pakylam, kyla į tabletop, nuleidžiam ir nusileidžiam. Labai gerai. Taip padirbam. Koncentruotai pajauskit kiekvieną raumenėlį, kaip įsijungia. Dar 4. Nepamirštam, kad nuleidžiam kairę koją tik ant pirštų galų. Jau kulno nebepadedam. Dar 2. Paskutinis. Dabar pakelsim koją į tabletop ir darysim vienos kojos bridžą. Leidžiamės ir pakylam. Labai gerai. Šaunuolis, laikykitės. Dar
6, 5, labai gerai, 4, 3, 2, 1, užlaikom, ištiesiam koją ir pulsuojam. Pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Ramiai nuleidžiam ir nusileidžiam. Labai gerai. Galim pėdas padėti kilimėlio plotyje, rankas 90 laipsnių ir pratempti, savo kojas. Labai gerai. Šaunuolės. Atsisėdam, atsigerkit ir keliausim toliau. Antroji mūsų serija bus pozicijoje 4. Įsitaisom. Kojos klubo plotyje, rankos pečių plotyje, petys su riešu tiesioje linijoje. Štai taip. Nugara tiesi, presas įtemptas, žvilgsnis ne į apačią ar į kilimėlio galą, o geriau kilimėlio priekį arba šiek tiek toliau. Ir pradėsim lengvai. Tai kairę koją ištiesim ir atgal sulenksim. Bet jau ant kilimėlio jos nebepadėkim. Ištiesim ir sulenkim. Labai gerai. Čia šiek tiek pastikrinsim savo stabilumą. Dar 3, 2, 1 ir pridėsim. Dabar, kai tiesis koja, kartu tiesis ir priešinga ranka. Taigi, tiesiasi kairė koja, dešinė ranka ir grįžtam. Kartojam. Tiesiam ir grįžtam. Bet kairys kelienas ant kilimėlio vis dar nepasideda. Ramiai. Neskubam. Laikomės, presas įtemptas. Dar 3, 2, 1. Dabar ištiesiam tiek ranką, tiek koją ir bandome suvesti alkūnę su kelienu. Tokį lyg krančą darytumėm ir išsitiesiam. Nei rankos, nei kojas nebepadedam ant kilimėlio. Važiuojam. Darom krančą ir išsitiesiam. Labai gerai. Ir išsitiesiam. Lenkiamės ir išsitiesiam. Dar 4, 3, 2, 1. Palaikom, papulsuojam. 4, 3, 2, 1. Nuleidžiam ranką, koja vis dar ištiesta viršuje ir tik nuleidžiam koją ant kilimėlio ir pakylam. Nuleidžiam ir pakylam. Atsimenam, kad kojos nespiriam, o keliam sąmoningai. Dar 2 ir pridėsim. Taigi, pakeliam koją, leidžiamės į tricepso atsispaudimą, grįžtam ir nuleidžiam koją. Kartojam, pakyla koja, atsispaudimas ir nuleidžiam. Labai gerai. Laikykitės. Koja nusileidžia, pakyla ir tricepso atsispaudimą. Dar padarom tokius 3 ir liksim tik prie atsispaudimo. Paskutinis. Nu ir ką, nuleidžiam koją, pakeliam koją
ir darom atsispaudimus. Padarysim 8. Labai gerai. Dar 4, 3, 2, alkūnės prie liemens. 1, laikomės, padedam kairę koją ant kilimėlio, dešinė, esam lentoje ir kylam į delfiną. Lėtai grįžtam į lentą ir į delfiną. Labai gerai. Padirbam štai taip, lenta ir delfinas. Dar 3 tokie ir pridėsim. Paskutinis. Delfinas. Nusileidžiam į lentą ir kairiu kelienu bandom pasiekti kairę alkūnę, grįžtam į lentą ir į delfiną. Ta patį pakartojam. Ir su dešinė pusė, lenta ir delfinas. Vėl kairys kelienas prie kairės alkūnės, delfinas, dešinys. Labai gerai. Šaunuolės. Dar turim tokius 4. Delfinas, lenta, kairė, koja prie alkūnės, dešinė, dar 2 ir liksim prie darbo su kelienais. Jau nebestosim į delfiną. Gerai, pasirašėm, esam lentoje ir važiuojam. Kairė, dešinė. Laikykitės. Dešinė. Dar 6, 5, 4, 3, laikykitės, 2, 1 ir biškį palaikom. Neilgai. 5, 4, 3, 2 ir 1. Labai gerai. Atgaukit kvapą ir pakartojam tą dalį su dešinė koja. Susitvarkom savo poziciją 4. Kojos kulbų plotyje, rankos pečių plotyje, tiesi linija, linija, linija. Nugara ištiesta, presas įtemptas ir kelsim dešinę koją ir sulenksim, bet jau ant kilimėlio. Nebepadėsim. Kyla koja ir lenkiasi. Labai gerai. Šaunuolis. Dar 3 tokie ir pridėsim priešingos rankos pakelimą. 2, 1. Labai gerai. Dabar kyla koja, kyla ranka ir ramiai nuleidžia. Labai gerai. Laikykitės. Man kaip visada su šita pusė yra daugiau iššūkių. Dar 4, 3, 2, 1. Nusileidžiam. Pakyla koja, pakyla ranka ir darome krančius. Sujungiame alkūnę su kelienu ir išsitęsia. Labai gerai. Laikykitės. Laikykit pusiausvyrą. Dar 4,
3, 2, 1. Laikom, papulsuojam. 5, 4, laikykitės. 3, 2, 1. Nuleidžiam ranką, koja dešinė ištiesta ir paliečia kilimėlį ir pakeliam. Kilimėlis ir pakylam. Labai gerai. Šaunuolis. Dar 4 ir pridėsim atsispaudimą. Koją keliam sąmoningai. Nespirkim. Gerai, važiuojam. Pakyla koja. Leidžiamės į tricepsų atsispaudimą ir koja nusileidžia. Labai gerai. Pakyla, atsispaudimas ir nuleidžiam. Šaunuolis. Dar tokie 3 ir liksim prie atsispaudimo. Man jau viskas dreba. Labai gerai. Nu ką, nuleidžiam koją, pakeliam ir 8 atsispaudimai. Rankos prie liemens. Labai gerai. Dar 4, 3, 2, 1. Nu ir negalim kitaip. Nusileidžiam pusiau ir pulsuojam. Pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Labai gerai. Ir užbaigsim stovinčią seriją. Visgi treniruotė orientuota į apatinę kūno dalį. Tai be stovėjimo neišsiversim. Atsigerkit ir sugrįžkit. Gerai, čia kitos nekankinsiu po vieną koją. Padarysim seriją abiejom kojom. Ir bus viskas. Tai kojos yra klubų plotyje, rankos šonuose ir darysim pritūpimą ir jame kelsime rankas virš galvos. Kaip tai atrodo? Pasiruošiam, įkvepiam ir tupiamės ir atsistojam. Tupiamės ir atsistojam. Labai gerai. Šaunuolis. Dar 4. 3. 2. 1. Pridėsim. Kai pritupiam, kairę ranką leidžiam už nugaros, žvilgsnis eina iš paskos, grąžinam, tą patį kartojam su dešinė ir atsistojam. Kaip slidininkės. Važiuojam. Nusileidžiam, kairė ranka eina į galą, žvilgsnis seka iš paskos. Ir atsistojam. Labai gerai. Jeigu norit, galit pagreitinti. Jau kaip pageidaujat. Kaip leidžia kūnas. Dar 3. Tokie. Ir liksim apačioje. Paskutinis. Kairė, dešinė ir atsistojam. Dabar jau nusileisim ir nebepakilsim. Dirbsim tik su rankom. Gerai, pasiruošiam, įkvepiam ir pritupimas ir kairė ranka, dešinė. Labai gerai.
Kaip slidininkai. Laikykitės. Dar 4, 3, 2, laikykitės. Paskutinis. Labai gerai. Rankos maldos pozicija ir pulsuojam. Pulsuojam. Giliai, kad pajaustumėt mano širdis kalatojas. 5, 4, 3, 2, 1. Palaikom. Palaikom. Ir dar papulsuojam. 6, 5, 4, viskas. 3, 2 ir 1. Super. Labai gerai. Stojamės į kilimėlio galą. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Labai gerai. Dar kartelį. Įkvepiam. Ir jau leidžiamės su smakru link kilimėlio. Pabūnam taip. Lenkiam kairį kelieną. Ir keliam kairę ranką į viršų. Į lubas. Labai gerai. Dabar ištesiam, lenkiam dešinį. Tą patį pakartojam. Ir su dešinė. Labai gerai. Dar kartelį. Prasitempiam. Nuleidžiam. Ir dabar dešinė. Labai gerai. Keliaujam į žemyn žiūrint šunį. Pratampam savo kojeles. Prispaudžiam kulnus prie kilimėlio, išsitempiam. Tiesiam dešinę koją į lubas. Ir leidžiamės į balandį. Kairė koja ištiesta. Išsitęsiam. Ir jeigu pavyksta, nusileidžiam ant alkūnių. Pakvėpuojam. Labai gerai. Grįžtam. Išsitempiam. Ir keliaujam į žemyn žiūrintį šunį. Ta patį kartojam ir su kairė koja. Kyla kairė koja į lubas. Lenkiam 90 laipsnių. Paguldom dešinę. Išsitempiam. Ir jeigu pavyksta, leidžiamės ant alkūnių. Galvą galim padėti ant rankų. Pakvėpuokit, sulėtinkim savo širdies ritmą, nes mano jau pabaigoj vos neiššoko. Labai gerai. Grįžtam, ištiesiam nugarą į paskutinį žemyn žiūrintį šunį. Pratampam pedalus, praspaudom. Priliečiam abudu kulnus prie kilimėlio, išsitempiam labai gerai ir nusileidžiam į patogią sėdimą poziciją. Užbaigsime bendru įkvėpimu ir iškvėpimu. Taigi įkvepiam, surinkam visą gerą energiją, kiek tik jos yra, uždarom ir iškvepiam. Pasiplokit savo. Esat šaunuolės. Didžiuojuosi jumis, tos, kurios tikrai eina kiekvieną dieną su šituo iššūkiu. Tikrai yra ką veikti, tai didžiuokite savim. Ačiū, kad renkatės mane. Man tikrai yra be galo malonu, esu dėkinga. Ir linkiu gražaus ryto, gražios dienos, gražaus vakaro, nakties.
nesvarbu, kada žiūrite. Ir pasimatom jau rytoj, jau 10 diena. Kaip greitai. Viskas. Ate? Iki ryto.